Tai ačiū, aš čia kaip ir minėjau Violetai ir Egliai gal ne. Aš neparašiau tokios kaip paskaitos rašytinės, nes man atrodo, kad tai nėra ir tikslas toks nebuvo ir nuobodu klausytis. Tiesiog pagalvojau, kodėl aš galėčiau priimti Eglės kvietimą ir susitikti su jumis, nes jeigu tiesiogiai manęs paklaustumėt, ar aš dirbu ties šitą motinystės tema, tai iš tiesų nei savo tuose istoriniuose tyrimuose, nei Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo komitete, tai nėra tiesioginis mano toks susidomėjimas. Bet visgi šeimos istorijos tyrimuose, kuriuos aš pradėjau atlikti kaip su pirmąja monografija 98 metais išleista apie santuokas ir skyrybas ir šeimos istoriją XIX amžiui, kuri tą laikotarpį padengia iš esmės nuo XVIII amžiaus pabaigos iki Pirmo pasaulinio karo. Tai apie tą motinų, tėvų labai mažai, apskritai mūsų istorijoje galim kalbėti apie tėvų ir vaikų santykį, bet motinų ir vaikų santykis iš tikrųjų yra gerokai aptartas ir toj pirmoj knygoj, ir dabar pasirodžiusioj iš pradžių angliškai versijai 21 metais apie šeimą sovietmečiu ir lietuvių kalba pasirodžiusiai pernai knygoj. Tai ten struktūra yra išlaikyta vienoda abiejose knygose, tai apima skyrybas, santuoką ir į tą šeimininį gyvenimo būdą aš neišvengiamai esu įvedus tą skyrių tėvų ir vaikų santykiai. Tai dabar abi tos knygos aš jau esu minėjus susitikimuose, jos yra suplanuotos kaip jau 98 metais kaip trilogija. Tai iš esmės mano tikslas yra publikuoti, jeigu man pasiseks, tai 2 knygos yra išleistos, padengti lietuvių šeimos istoriją nuo to 18 amžiaus pabaigos iki 1990 metų. Tai aš praleidau tarpukario laikotarpį. Priežastis buvo labai paprasta, nes aš nuosekliai pradėjau dirbti nuo XIX amžiaus ir publikavus knygą, pradėjau eiti į archyvus ir ieškoti medžiagos tai tarpukario istorijai, tačiau tuo metu aš pradėjau girdėti, kaip mūsų istorikai, ten Lietuvos istorijos institute, jie pradėjo nuogąstauti, kadangi tada jau atsivėrė tie archyvai, Maskva, Leningradas, Vilnius ir tie sovietiniai archyvai, kurie anksčiau buvo uždaryti, ir jie pradėjo sakyti, kad nelabai išeina tą istoriją sovietmečio parašyti, nes negali remtis pilnai archyviniais dokumentais, ką tu gali daryti tarpukarį nagrinėdamas ir ten XIX amžių. Jie sako, tai gali, kaip toks anekdotas buvo, gali tikėti, gali ne. Tai aš supratau tuomet, kad aš ne politinę istoriją rašau, ne KGB ten susijusią istoriją, ne deportacijos, bet vis tiek. Aš pagalvojau, kad man turbūt irgi reikia nueiti tuos sovietinius, atverti tuos fondus, žiūrėti, ką aš rasiu. Ir iš tikrųjų jau tada buvo aišku, kad negali tikėti, vieną rašo spauda sovietinė, vieną ten, ką nugirdus aš iš artimų žmonių, vieną, ką radau jau archyvose, pavyzdžiui, apie darželius. Ir kitą, ką jau perskaičiau, ką rašė mūsų sociologai, tai ir Purvaneckienė, ir Alina, kokia jos pavardė, pamiršau, žodžiu. Jo. Taip, Žvinklienė. Kokia Alina? Alina Žvinklienė. Alina Žvinklienė, jinai parašius porą labai gerų straipsnių apie daugiavaikes šeimas. Žodžiu, man pradėjo nebetitikti. Aš supratau, kad taip,
nieko čia gero neišeis. Tai reikia viską mesti ir atlikti tuos interviu ir būtent klausti tų mamų, kaip joms sekėsi auginti vaikus, kaip jos derino tą šeimą ir darbą ir todėl, nes jos arba sensta, arba miršta, nu tai taip ir atsitiko. Tai tokiu būdu mano ta trilogija yra tokia ne visai ant dviejų kojų. Tai yra 19 amžius ir yra sovietmetis, o tarpukaris lieka ateičiai. Tai dabar aš šiandien ir norėčiau tiesiog jums, dėl ko aš tą įžangą sakau, aš negalėsiu jums papasakoti tą savo idealią šeimos istoriją, kuri padengtų tą visą 19 amžių, tarpukarį ir čia iki sovietmečio labai nuosekliai, todėl kad aš neturiu to tarpukario praktiškai, ten labai nedaug ką aš ten pasižiūrėjau. Tai dabar tam 19 amžiui, ką ta motinystė reiškia. Tai kai kalbė apie 19 amžių, vis tiek turi paminėti tą prancūzą klasiką Philippe Ariasą, neišvengiamai, kuris teigia savo toj pagrindiniai knygoj vaikystės amžius ar vaikystės amžiai, sakydamas, kad iš tikrųjų apie tą motinystę ir kažkokį sufokusuotą, tokį rūpestingą požiūrį į vaiką, tu gali pradėti atsekti tik tai iš tikrųjų Viktorijos laikų Anglijoje, jau 18 pabaiga, čia 19 tik tada. Iki tol jis teigia, kad vaikai apskritai juk neegzistavo tam tokiam šeimos portrete, visiškai tiesiogiai ir simboliškai. Ir tol, kol vaikai neužaugo, iš esmės jie neužėmė, jeigu nenumirė, jeigu užaugo, jie neužėmė jokios reikšmingesnės vietos. Ir vienas iš tokių, jis pateikia, kaip turbūt skaitėt jūs tą nuostabią knygą, ir jis pateikia daug argumentų, daug faktų įrodančių, kodėl taip yra. Tai vienas iš jų yra, kad vaikai gimdavo, žodžiu, tiek, kiek leido biologinis moters iš esmės amžius, ir labai dažnai vienas po kito gimę vaikai, tos pačios lyties, sakykime, berniukai ar mergaitės, jiems buvo suteikiamas tas pats vardas. Kodėl? Todėl, kad buvo kad ypatingai berniukam ir ypatingai pirmajam aristokratų šeimose, nes tu turėjai išsaugoti ir vardą, ir ypatingai vardą, ir tu nežinojai, kuris iš jų mirs. Tai jeigu gimsta 2-3, sakykime, sūnus tikėtina, tai jeigu tu jam vis suteiki tą patį vardą, tai vienas iš jų išsaugos tą žodžių šeimos tradiciją. Tai vat vienas tik iš tokių bruožų, ir jis sako, kad tai vis dar demonstravo ten prancūzų kultūrai, visoje vakarų Europos kultūrai, kaip tokį neigiamą, indiferentišką požiūrį į vaikus. Tai aš dabar noriu pasakyti, kad ką aš užgrėbiau, nuliekus ten į tuos tarpukario archyvus, iš tikrųjų pas mus ir maždaug 1926 metais ūkininkų šeimose, jie jau aišku neturėjo čia jokio tikslo kažkokią tai ten paprasta ūkininkų šeima išsaugoti ten vardą šeimos ir perduoti jį sūnum, bet ta tradicija, apie kurią kalbėjo Philippe Ariasas, išliko mūsų lietuvių šeimose. Ir aš peržiūrėjau gimimų metrikus ir iš tikrųjų buvo suteikiamas, kad vaikas gimsta ten metai, pusantrų, keli vaikai iš eilės, tos pačios lyties vaikam yra suteikiamas tas pats vardas.
mirštas. Tai kas yra kalbama? Tai yra kalbama apie tai, kad tas mirštamumas didelis, vis dar didelis ir tarpukario Lietuvoje, ir antras dešimtmetis 20 amžiaus, ir vaikas nėra suvokiamas kaip individas. Net jeigu jis miršta, kad jis ateina į šį pasaulį kaip individas, jam suteikiamas tik jam priklausantis vardas, ir jeigu jis miršta, jis ir numiršta su tuo jam priklausančiu vardu. Jis nėra kažkoks tai pakaitalas. Ir tas kitas vaikas, kuris gimsta, lygiai taip pat jis turi gimti kaip individas su savo atskiru jam suteiktų krikštynuose suteiktų vardu. Tai aš noriu pasakyti, kad netgi tokiose mūsų labiausiai išsivysčiusiose ūkininkų šeimose, jau tarpukario Lietuvoje, čia aš turiu galvoj Suvalkiją, ir tokių vidutiniškų ūkininkų, bet su žeme ir su savininkai. Tai vat jie dar atgarsiai tos vakarietiškos, indiferentiškos kultūros į vaikus pas mus buvo tarpukarį. Jeigu vakarų Europoje visa tai jau buvo pasikeitę XIX amžiaus pradžioje, jau visiškai niekas nebūtų, žodžiu, suteikęs ten tuos vardus tuos pačius. Tai pas mus vis dar tai egzistavo. Tai dabar, jeigu grįžti iš tikrųjų į XIX amžių, tai nieko kito, aš iš tikrųjų labai detaliai esu peržiūrėjus tuos archyvinius dokumentus, kas gali mums leisti kalbėti apie tėvų požiūrį į vaikus, apie vaikų padėtį lietuvių visuomeniai, bet aš čia kalbu apie lietuviškai kalbančią visuomenę. Man Dalia kažkaip užstrigo, jums irgi? Taip, sušalo. Jo, tikėkimės, kad atstriks. Įdomu, aš nežinau dėl tų vardų, kad čia šitaip. Pirmą kartą išgirdau ir apie tą knygą nežinojau. O aš radau tą knygą, man atrodo, bet ta knyga vadinasi Mirties supratimas vakarų kultūros istorijoje. Tai įdomu. O kokia yra, kas autorius? Philip Arias. Philip Arias. O kaip rašosi tas Arias? Aha, jinai gal bando iš naujo. Čia kažkas nutrūko, ar jūs mane... Jo, jūs nutrūkote, jo. Dabar viskas vėl gerai. Gerai. Tai vat ką dabar aš galiu jums pasakyti, koks buvo XIX amžiaus lietuviškai kalbančios, tradicinės, tos patriarchalinės, kuri gyveno kaime, ne bajorų, gali būti čia bajorai, kurie prilyginti beveik valstiečiams ir kurie sudarė 90% mūsų visuomenės. Tai koks dabar tas požiūris į tuos vaikus. Tai vienas gal iš labiausiai atspindinčių tokių radikalių, bet vis tiek mes turim aptarti tokį klausimą, kaip mūsų visuomenė traktavo ir kaip jinai tvarkėsi, va tokia tradicinė patriarchalinė visuomenė, kaip jinai tvarkėsi su pavainikiais, su benkartais. Tai dabar skirtumas mūsų XIX amžiaus visuomeniai yra toks, kad ir tai kėlė man didžiulį galvos skausmą, kodėl iš esmės aš žiūrėdama tuos archyvinius duomenis tam XIX amžiui, aš praktiškai nematau tų benkartų. Mažai. Jeigu aš randu benkartą, tai tas benkartas turėdavo ir tėvą, ir motiną, o jis benkartas. Man tai truko, aš nežinau, kokius 20 baisių mėnesių. Aš niekaip negalėjau atsakyti, kadangi tyrimų nebuvo. Tai benkartų nėra, o benkartai, kurie pažymėti su tėvu ir motina, yra. Tai dabar, o tarkime, jeigu imsim tą patį laikotarpį Suomijoje, tai
Tai turim labai daug benkartų užregistruotų tų gimusių vienišai motinai vaikų, tačiau taip pat, jau čia tyrimai, suomių mokslininkų tyrimai sako, ten buvo registruojama daug kūdikių nužudimų. Tai reiškia, kad benkartai buvo tiesiog gimę, jie gimdavo, juos užregistruodavo, todėl taip jie buvo atsekta, kaip jie. Ir po to kriminalinės bylos, kadangi tie vaikai yra nužudomi, fiziškai yra užkapojami ten ir panašiai. Dabar nieko. Oi, atsiprašau, trupučiuką Dalia, matau, kad Eglė kelia ranką. Jo, atsiprašau, aš tik noriu paklausti, nes aš nelabai suprantu, bet man labai įdomu, aš jau daug laiko nesuprantu, jūs visą laiką apie tai kalbat, man labai įdomu. Kaip jūs žinot, kad benkartas? Va čia yra įdomumas. Taip, tas žodį jūs vartojat ir sakot, vieni parašyta, kad su tėvu ir motina, kitaip. Tai koks čia yra žymėjimo tas dalykas? Čia metrikose, gimimo metrikose. Tai kas parašyta būna metrikose? Benkartas, aš neatsimenu, kaip ten buvo parašyta dabar rusiškai ar ne, bet čia yra gimimo metrikose. Čia nieko. Tai žodžiu, kartais benkartas tik motina, kartais benkartas ir motina, ir tėvas. Taip. Supratau. Ir aš galiu iš karto jums jau atsekti tą mano, gal iš eilės, gerai, aš toj pasakysiu. Tai dabar buvo dar tas trečias dėmuo, kodėl Suomijai nužudo, o pas mus nenužudo. Tai kur tada tie benkartai, vadinasi, iš tikrųjų, ir mūsų jie gal netyrinėjo tiek mūsų sovietiniai ten, tokie etnologai, jie gal iki tiek giliai nėjo, tiek kiek socialinės istorikos, bet mes, kurie tyrinėjom, nes jie buvo mums suformuota tokia nuomonė, kad jokių lytinių santykių iš esmės nebuvo, todėl mes tos neištekėjusios merginos neturi tų benkartų, nėra vaikų. Tai buvo labai, labai lengva atsakyti, nėra, nei kiti šaltiniai nenurodo, labai mažai tuose bažnyčios metrikose gimimo, viskas tvarkingai. Iš tikrųjų buvo ne taip. Visi kiti šaltiniai, kuriuos aš peržiūrėjau, man nurodė ir kriminalinės bylos, kurias aš paskiau pasižiūrėjau, man nurodė visai kitą vaizdą. Žodžiu, Suomijai viskas aišku. Vaikas gimsta ir jisai daugelį atvejų, aš nežinau ten procentualiai, bet tradicija yra tokia, kad jisai yra nužudomas. Dabar lietuvių bendruomeniai buvo kitaip. Lietuvių bendruomeniai vaikų tokių gimė iš tikrųjų mažai, nes mūsų literatūra, ką kalba, tai yra Veronikos. Iš esmės, toks spaudimas yra toks didžiulis, tai vienišai moteriai besilaukiančiai vaiko, ten tarnaitėm ar ūkių, nesvarbu, kas jinai tokia bebūtų, jokio skirtumo nebuvo, ar jinai be turto, ar jinai ūkininko dukra. Tai arba tas vaikas, žodžiu, įvykdavo anksti tas gimdymas, nes jinai tiek varžydavo tą pilvą, kad vis tiek, žodžiu, jisai įvykdavo ankstybas tas gimdymas, o jeigu vaikas, arba jinai pati buvo privesta iki savižudybės, tai ten skandintis, apie tai kalba mūsų literatūra, nežinau, kiek jūs galite atsakyti, ar labai daug, bet bent jau yra tokie liudijimai. Arba, jeigu tas vaikas gimsta, tai daugelis šaltinių rodo, kad niekas iš aplinkos ar apsimeta, kad nežino, ar iš tikrųjų taip suvaržyta, moteris stambesnės tuo metu buvo, ar taip suvaržyta, taip jau pridengdavo, kad negalėdavo, nes liudijimai, kuriuos aš skaičiau kriminalinėse bylose, ar apklausos ten kunigų, jie sako, mes nepastebėjom. Mes tik tai žinom, kad jinai nuėjo kažkur į tvartą, paprastai tai būdavo tvartas arba laukas. Ir jos pagimdydavo vienišos motinos pagimdydavo tą vaiką ir mūsų lietuvių praktika, jos to vaiko nežudydavo, bet jos palikdavo jį. Jos palikdavo toj vietoj, kur vaikas gimė ir grįždavo atgal. Tai dabar, jeigu tas vaikas paliktas laukuose, jisai ir natūralia mirtim mirs.
šaltis ir visi kiti gyvūnai, ir yra kriminalinės bylos, ten kas atsitikdavo, kai palikdavo tos vaikus pagimdytus tvarte. Nu, žodžiu, aš čia nebeisiu į detalės, bet, žodžiu, tie pavainikiai yra jau skirtingai buvo tvarkomasi vat suomiškai kultūrai, mūsų kultūrai, visiškai skirtingai, ir tuo pat metu, tarkim, Prancūzijoje, vakaruose, moteris gimdydavo vėlgi visiškai nesvarbu kokio amžiaus, bet buvo labai išvystytas vaikų kūdikių namų ten tinklas, kas paskiau buvo padaryta Maskvoje ir Sankt Peterburge. Tai vaikai ten irgi, jie būdavo langeliai, tie gyvybės langeliai, atiduodami, pagimdo, atiduoda, nuneša į tą atidarytus tuos kūdikių namus ir jis ten vis tiek jie ten labai didelis procentas būdavo mirtingumo. Jeigu išaugdavo, tada Prancūzija atiduodavo į ten jūrininkų mokyklas, į armiją ir panašiai. Ir, tarkime, kitose kultūrose, kaip salose, ten Orknio sala, gal Eglė čia geriau žino, aš nežinau, jo. Tai va tose mažose salose apskritai to visiškai nebuvo, nors tai ir katalikiškos salos, labai katalikiškas tradicinės visuomenės, bet jos priimdavo natūraliai tuos, dėl to, kad reikėjo gyventojų tai salai. Ir kitas dalykas, joks ten visi žinojo, kaip tas vaikas gimė ir kas yra jo tėvas. Tėvas negalėjo pasislėpti. Tai jinai gimė ir natūralių būdų jisai vesdavo tą, žodžiu, va taip išspręsdavo. Tai va skirtingos tos motinystės, skirtingos strategijos. Tai mūsų ta strategija buvo tokia. Ir dabar, ir va todėl pas mus ir tų tokių kaip vienišos moters, kad va jinai pastoja, jinai, žodžiu, pagimdo sveiką vaiką ir jinai jį augina, praktiškai to nebuvo. Aš to nei dokumentuose neužtikau, nei niekur, nei grožiniai literatūrai, kuria tada labai remiausi, nes jis nebuvo priimamas niekada, tai jinai galėdavo atiduoti, jeigu tas vaikas gimė, tai jinai galėdavo atiduoti paprastai tėvam, savo tėvam, jeigu jie priimdavo, ir tada laukdavo tol, kol tas, o jeigu net pati ištekėdavo ir dažnai ištekėdavo, tai tada jos ir vyras, ir jinai pati supratimas buvo toks. Ir vis čia yra 19 amžiaus logika apie vaikus, kad vaikas pradeda egzistuoti lietuvių bendruomeniai tik tai tada, kada jisai gali pradėti neša ekonominę naudą šeimai. O tai reiškia maždaug 3-4 metukai, kada gali pradėti ganyti žąsis, kažkokius mažus gyvulius. Tai va tada jis pradedamas pastebėti apskritai šeimoje. Iki tol jisai, kol gyvuoja, tol gyvuoja. Jeigu jisai yra netgi ir tėvo, ir motinos, gimęs ir tokioj šeimoje, ne vienišos motinos, jis vis tiek yra paliekamas, na, taip laviruoti tarp gyvybės ir mirties, nes tėvai, tai kas ten kaip prižiūri, kaip neprižiūri, bet, žodžiu, apie jį yra labai mažai kalbama. Jis tai neturi, Šliūpas apie tai rašo, netgi lietuviai, tie, kurie emigravo jau prasidėjus emigracijai į Ameriką, tai maži vaikai neturėjo vietos prie stalo, yra užfiksuoti tai laiškuose, jie tiesiog valgo tai, kas yra nukrenta, ar jiem ten numetama, paduodama nuo to, ką valgo tėvai. Tai yra Šliūpo ir Šliūpienės atsiminimuose ir laiškuose yra užfiksuota. Tai dabar kodėl kartais buvo, žodžiu, tie vaikai turėjo ir tėvą, ir motiną, vis tiek buvo bent kartai, tai dėl tokios priežasties, kad skyrybų iki pat 1940 metų Lietuvoje nebuvo civilinės metrikacijos, tai nebuvo ir galimybės išsiskirti. Tačiau visą tą 19 amžių
reikia manyti ir anksčiau, eiliniai žmonės vis tiek dėl įvairiausių priežasčių jie išsiskirdavo neformaliai. Ne tik todėl, kad nesugyvendavo, labai dažnai pabėgdavo iš baudžiavos vienas iš vyrai paprastai, ar dėl kokios nors baimės, po sukilimų bėgdavo. Ir tada moteris likdavo vienos ir jos neišvengiamai turėdavo turėti antras tas vyriškas darbo rankas, jos susijungdavo su tuo kitu vyru, bet tai negalėjo būti formaliai padaryta. Tai vyro pavardė viena, moters pavardė Jienė, jinai turi dar savo vaikus ir jiems gimsta jų bendri vaikai. Tai va tie bendri vaikai buvo registruojami bažnyčioje kaip benkartai. Bet jie turėjo ir tėvą, ir mamą. Tai dabar šitas buvo išspręsta tik ir tokių šeimų, bet čia jau kita istorija, čia ne tos vienišos motinos istorija. Ir tada va dėl tų turinčių vyrą, mamą ir tėtį, benkartus tuos, kurių metrikai, bet jie lygiai taip pat negalėjo paveldyti turto formaliai nieko. Tai nepriklausomos Lietuvos valstybė tai išsprendė 1923 metais, priimdama įvaikinimo, pirmąjį Lietuvoje įvaikinimo įstatymą. Tik tai tam, tikrai Lietuva nesirūpino tuo metu, kad būtų galima įsivaikinti ten, žinai, vaikus. Tikrai ne, nes niekas nepalikinėjo vaikų ir niekas iš Gruzijos jų ten neatsiveždavo. Tai tik tai įstatymas buvo todėl, kad buvo skaičiuojama, kad yra apie 30 000 va tokių susidėjusių šeimų, kurių vaikai yra benkartai metrikose. Tai jie išsprendė tą dalyką tokiu būdu, kadangi civilinės metrikacijos vis tiek nepasisekė įteisinti, tai jie įvedė tą įvaikinimo įstatymą tam, kad tėvai įsivaikintų savo pačių vaikus. Ir tada būdavo tas benkartai išbraukiamas ir vaiko pavardė pakeičiama ir visa kita. Šitas su tuo įvaikinimu, jis lygiai taip pat kilo keletą kartų, kilo painiavos ir sovietmečių. Nors sovietmetis kardinaliai pakeitė, tarpukariu lygiai taip pat buvo gal netoks atšiaurus, žinai, požiūris, bet neigiamas požiūris į tas vienišas mamas, besilaukiančias kūdikio, čia yra faktas. Bet sovietmetis pakeitė. Iš tikrųjų, jisai pakeitė tą požiūrį, buvo priimami vėliau jau įstatymai, kad vienišai motinai buvo padedama ir įsigyti butą ten skatinant gimstamumą, sulaukdavo ten didesnės pagalbos, žodžiu, ta motina nebuvo taip, nebuvo apie ją formuojamas toks blogas, tokia bloga nuomonė. Tai lygiai taip pat va, ten su tais įvaikinimais yra, keletą kartų buvo painiavos. Jeigu jinai yra neištekėjusi, čia dėl 1936 metų Rusijos konstitucijos ir priimto 1944 metų įstatymo dėl daugiavaikių, ten pagalbos daugiavaikiam, jis iš karto buvo priimtas pas mus Lietuvoj ir buvo po karo ypatingai, žodžiu, gelbstint tą demografinę padėtį, buvo labai skatinama vėl ta tokia šeima, kad jinai būtų registruota, civilinė metrikacija ir kad būtų tėvas, mama ir 2 vaikai, žodžiu, toks pilnas komplektas. Tai moteris, kurios pagimdydavo vaiką, joms kurį laiką nebuvo leidžiama, netgi jeigu tas tėvas sutikdavo duoti tą tėvystę, savo tą pavardę tam vaikui civilinė metrikacija, jai vis tiek neleisdavo įrašyti, jinai turėjo rašyti, kad tai yra jos vienos vaikas. Po to ten buvo pakeista. Tai dabar va, su tuo 19 amžiumi, iš esmės per visą 19 amžių iki pat pirmo karo pabaigos ir tarpukarį, jeigu jau taip sakyti, tai tas požiūris į mažus vaikus jisai nesikeitė, tol, kol jie nepradėjo nešti
tos naudos, jisai buvo iš esmės, jo nebuvo toj šeimoj. Na, į vienišas motinas ir tuos benkartus galbūt tarpukarį nežinau, jau negaliu pasakyti, bet jis tik gal jau ten nebuvo taip, kad jie žūstų laukuose, nes greičiausiai tikrai buvo ir kūdikių namų, gal jie ten buvo atiduodami, bet kad būtų teigiamas požiūris ir kad tas vaikas užaugtų, iš tikrųjų to irgi nebuvo. Taip pat galima prisiminti, čia dabar jau pagal lytį, tai spaudos draudimo metais, kaip motinos, kaip jos vertino mergaičių ir savo vaikų išsilavinimą, nes tai dažnai, ypatingai Suvalkijoj, berniukai iki 1900 visą tą spaudos draudimo laikotarpį po sukilimo, sutramdymo. Vis dėlto, jeigu tėvai galėdavo, bent jau vieną vaiką, kurį norėdavo skirti eiti į daktarus ar ten į kunigus, tai berniukai būdavo atiduodami į tas carinės pradžios mokyklas. Čia visiškai buvo aišku, jeigu tu gali 1-2 vaikus, tačiau mergaitės niekada. Mergaitės buvo auklėjamos namuose, tas Petro Rimšaus su tuo rateliu ten tas, ir jos iš tikrųjų, ką jos ten buvo, jos ten nieko nebuvo išmokti. Dėl to įvyko ta didžiulė paskiau 19 amžiaus pabaigoje per tautinį atgimimą, tai ir įvyko tas didžiulė ta krizė, kai Vincas Kudirka ir visi kiti mūsų tautinio atgimimo veikėjai sako, tai mums reikia dabar sudaryti tautinės šeimas, vesti lietuvės, bet tai o ką vesti? Visos lietuvės beraštės, bemokslės, durnos ir nieko neišmano. Tai būtent todėl, kad tos motinos, jos lygiai taip pat sutiko, kad tos mergaitės nebūtų išlavintos ir jos niekada neprotestavo tą ir jokio ginčo nebuvo, sakykime, šeimoj. Tai dabar kitas dalykas, kaip buvo jau suaugusi dukra ir sūnus, kai buvo atkirstas, tai čia mes kalbam apie tuos mažus vaikus ir jų priežiūrą. Dabar koks buvo santykis tėvų su suaugusiais vaikais, dukromis ir sūnais, iš tikrųjų jis buvo labai fragmentinis, lygiai toks pat kaip ir sovietmečių, kai aš kalbu, rašau toj savo knygoje. Dabar tą fragmentiškumą XIX amžiui apsprendė mūsų paveldėjimo sistema, kada ištekant arba vedant sūnui arba dukrai, mūsų lietuvių, tarp kitko, kultūra, jinai buvo skirtinga nuo vakarų Europos, Skandinavijos aš jau dabar nebeatsimenu, lyg tai taip pat, kadangi ūkininko šeimoj, aš kalbu apie ūkininkus, kurie turėjo nors kažkiek žemės ar nekilnojamo turto, ne visiškus samdinius, kurie ir sudarė anie tokie stambesni ten ūkininkai ar menkesnių, didesnę dalį mūsų viso XIX amžiaus visuomenės. Tai tą vestuvių momentą, kada išteka dukra arba veda sūnus, jiems yra atskiriama vienoda dalis, žodžiu, turto, absoliučiai vienoda dalis paskaičiuotina. Tai yra retas dalykas. Tai čia yra tokia iš tikrųjų labai egalitarinis tas paveldimumo modelis. Ir jeigu dukrai arba žemės gabalą atiduoda, o jeigu atiduoda pinigais, tie pinigai yra verti tam žemės gabalui, kurį gauna sūnus. Bet kas buvo pas mus, koks rezultatas, kokia išeitis buvo tokio atidalymo. Čia yra atidalymas ir turto, bet ir atidalymas nuo tavo tėvų šeimos.
Nes tu ir tas ašaros tos, kur ten mūsų sakydavo ten Višniauskaitė ir ten kitos etnologės, kad va, verkia, ten sriūbauja visos tos mūsų dainos, ten raudos vestuvių, kad jai čia va gaila, jinai išteka, jai gaila todėl, kad jin žino, kad viskas, tą momentą, kada jinai gauna tą dalį, jinai išeina iš šeimos ir praktiškai nutraukia visus ryšius su savo mama. Nes jeigu net jai susiklosto jo šeimininis gyvenimas nesėkmingai ten dėl smurtaujančių, sakykime, santykių, tai vis tiek skyrybų nėra, jin jokios išeities neturi, jinai tuose santykiuose lieka. Bet net jeigu jos vyras, tarkime, anksti miršta, jinai turi 2 labai mažus vaikus ir vyras taiga miršta, jinai nebegali grįžti į savo šeimą, tarkime, ir po to vėl laukti ten ištekėjimo. Ne. Jinai yra labai daug liudijimų, tau atiduota jau buvo, tavo dalis atiduota, viskas, tavo vietos šeimoje nebėra. Ir todėl pas mus buvo, kaip žydų visuomeniai, buvo labai žinomas tas leviratas ir sororatas, kad jeigu jau ir turim jauną našlį, ar jauną našlę, tai jie išsprendžia tą klausimą, kaip daryti su tuo gautu, su ta jau įvykusią turto tom dalybom. Paprastai jie ištekėdavo arba vesdavo savo mirusio žmonos seserį arba mirusio vyro brolį. Tai va tokia įvykdavo kaita, bet apie grįžimą į savo tėvų šeimą ir apskritai ten tokio, jokių santykių praktiškai aš nematau. Savo šaltiniuose aš jau nebematau, kad būtų glaudūs santykiai jau suaugusių vaikų ir tėvų. Tai dabar, nežinau, mes galim pereidami prie sovietmečio. Dabar kas keitėsi, dar aš tik tai tarpukarį priminsiu, kas keitėsi tarpukarį, bet ne visoje visuomeniai, ne ūkininkų tose bendruomenėse, bet aš manau, kad jos būtų perėmusios tuos tokius ryšius, kurie pradėjo modernius ryšius tarp tėvų ir vaikų, kurie pradėjo klostytis išsilavinusiose tarnautojų šeimose ten Kaune ir ypatingai kūrybinės inteligentijos šeimose, kur iš tikrųjų jau klostysi visiškai kitas modelis. Visiškai kitas. Ten vaikas buvo nepamainoma, žodžiu, individas, turtas, kas norit, gimęs šeimoje ir po to tėvai rūpinosi savo suaugusiom dukrom ir savo suaugusiais sūnais ir jų gerbūvį ir jų emocinę būseną jau visą jų gyvenimą. Tai čia nebuvo didelė ta dalis mūsų visuomenės, bet tai buvo. Ir tas modelis, kuris pradėjo klostytis, toks vakarietiškas, egalitarinis, emociškai labai šiltas, jis truko labai neilgai, iki 1940 metų. Ir apie tai liudija laiškai, kuriuos aš dar ten spėjau perskaityti. Ir tada mes jau nuo 40-ųjų, nuo 45 mes jau turim vėl visiškai kitą istoriją. Tai dabar aš galėčiau, tarkime, šiek tiek sustot, galbūt jūs turite klausimų iš tos 19 amžiaus. Ir ten tada porą, nors aš jau žiūriu, kad aš labai ilgai šneku. Taip, ačiū labai, aš tai sėdžiu, ausis ištempus, mačiau tiek negirdėtų dalykų, aš šokė faktiškai, atvirai pasakysiu. Reiškia, mano visas tas emocinis pasaulis griuvo, kurį aš įsivaizdavau ir siejau su praeitim. Nijolė, prašau. Taip, apie 19 amžių kalbant, o sakykit, bet mieste, tai, vis tiek skirtumas tarp kaimo ir miesto, matyt, buvo požiūrėje į vaikus ar nebuvo? Dabar su to miestu yra taip. Mano tyrimai ribojasi lietuvių
Bet aš ir sakau, lietuviškai, jeigu ten pasitaikydavo kokių Lenkų, kokių bajorų, bet jie buvo tie tokie nežymus, kurių gyvenimo būdas, kaip mūsų istorikai ir Mulevičius sakė, buvo prastesnis negu kai kurių, žodžiu, valstiečių arba daugų. Tai dabar tie vat lietuviai, kaip aš ir sakiau, mūsų lietuviai 19 amžiuje, iki pat pirmo pasaulinio karo, jie gyveno provincijoje, gyveno kaime. Iki 61 metų neišvengiamai kaime, nes tai buvo baudžiava nepanaikinta, tai jie gyveno dvaro ribose suskirstyti. Ir tie mūsų lietuviškai kalbantis žmonės, tai jie ir sudarė tą daugiau negu 90% mūsų bendruomenės. Dabar į miestelius, mažuosius miestelius, ne Kauną, Vilnių, Panevėžį ir Šiaulius, bet ten kokius Žagarės ir panašiai, Rokiškiai, Skuodas. Tai jie, netgi jeigu toj šeimoje jiem klostėsi ypatingai blogai po baudžiavos panaikinimo, kai jie galėjo judėti, jie nevažiavo į tuos kaimelius vien tik todėl, kad tai buvo tokia bet aš to netyrinėju, čia nežinau, bet išmatau iš savo tų šaltinių mačiau, jie neemigravo. Net jeigu norėjo atsisakyti to savo agrarinio gyvenimo būdo, jie nevažiavo į mažus miestelius, todėl kad buvo nuomonė suklostyta tokia, kad tai buvo paleistuvystės centrai ir kadangi ten gyvena kitataučiai, lenkai, vokiečiai, žydai pagrinde, ir tai yra absoliutus liūnas patekti. Tai mūsų lietuviai 19 amžiaus pabaigoje, čia yra fenomenas, apie kurį aš netyrinėju, žinai, emigracijos, man neįdomu, bet aš tik tai paminiu tai savo knygoj, kad man labai, va čia yra, kai to lyties aspekto tu neturi, tas, kas rašė emigracijos istoriją. Tai kai prasidėjo pirmoji masinė emigracija 19 amžiui ir kai mūsų lietuviai žinai, bėgo, tai jie bėgo ne į miestus, ne į miestelius, ką galėjo pirmiausia padaryti, nes daugama jų bėgo dėl to, kad jie dėl tų santykių blogų, kad jie niekaip negalėjo, kur jiem dingti, jeigu jie nori pamesti tą savo žmoną. Ne tik dėl ekonominių ar ten politinių. Ten tie valstiečiai mūsų nekažiką jau ten buvo įsipinę į tuos, žinai, politinius reikalus. Čia bajorai ir aristokratai labiau nukentėjo, kad ten valstiečiai nuo baudžiavos paleisti ką tik. Tai jiems į Lotynų Ameriką, Braziliją, Argentiną jiem atrodė arčiau ir saugiau išvykti arba į Ameriką išplaukti ir paskui šipkartę siųsti, negu emigruoti į Šiaulius. Todėl, kad Šiauliai buvo liūnas, prostitucija ir iš viso šlykštus kitataučiai. Tai va taip, tai jie kaip gyveno, aš jau čia negaliu pasakyti, čia kitataučiai. Miesteliuose lietuviai persikėlė tik tie, kurie išmoko mūsų ta žiedas tautinio atgimimo, kuris paskiau baigęs mokslus Peterburge, Maskvoje, kurie jau persikėlė, Vidūnas, ten kiti, kurie gyveno miesteliuose, tai kiek ten jų buvo. Jo, ir dar, atsiprašau, labai trumpas, jūs sakot, kad leisdavo sūnus į mokyklas, bet ar buvo iš viso galimybė mergaičių mokyklos 19 amžiuje, taigi matyt nebuvo tokio daikto? Ne, buvo ir mergaičių mokyklas, buvo šios mokyklos, jie labino, taip. O pradžios, aš nežinau, pradžios, man atrodo, jie net neskirstė, gal berniukai, mergaitės, tai galėjo vienai, aukštesniam jau ten progimnazijos, gimnazijos jau mergaitės, berniukai, į pradžios ne. Ir rusų ta administracija, taigi jinai, aišku, jinai labai skatino, bet mūsų ypatingai kunigai, Tumas Vaižgantas, jie gazdino ten per pamokslus, buvo pirmas žodis, ką jie sako, kad jeigu jūs išdrįsite atiduoti, žodžiu, savo vaikus, ypatingai mergaitės į rusiškas mokyklas, tai jūs būsit prakeikti, nes jūs atiduodate tiesiai prostituciją į nasrus ten ir gazdinimas buvo baisus. Ačiū labai. Daiva, prašau.
Ačiū labai, tikrai labai įdomu klausytis. Ir, man tai iš tikrųjų toks įspūdis susidaro, kad taip, moksle mes skiriame tuos kaip ir laikotarpius, atkarpas, bet gyvenime ta kultūra toks kaip audinys eina per visus laikotarpius nenutrūkstamai. Ir kodėl aš taip sakau, kilusi esu daugiau mažiau iš to krašto. Abieji mano seneliai gyveno kažkur Kauno rajone ir žodis Benkartas man jis yra labai įprastas, nepaisant to, kad aš negyvenau tuo laiku. Tai yra to krašto priprastas žodis ir panašiai. Ir, kadangi mano vaikystė buvo sovietmečiu, tai aš tikrai girdėjau tą didžiulę tokią, kaip čia pasakyti, suvokimą, kad vieniša mama yra labai blogai, kad neturi tai būti, kad jinai turi būti ištekinama, nepaisant, kad ir vyras bus kitas, bet svarbu, kad būtų ištekinta. Tai tas toks neigiamas požiūris, nepaisant to, kad sovietmečių politika iš dalies buvo keičiama, aš galvoju, kad jisai mažai pasikeitė ir netgi tikrai žinau ir prisimenu keletą tokių apraiškų, kaip mama ar ten seneliai man pasakodavo, kad jinai atsėdėjo kalėjime, nes nužudė kūdikį būdama merga. Jo, tai ką jūs sakote, ir viskas nusitęsė į tą sovietmetį, kuriame aš buvau vaikas ir prisimenu. Ir dar prisimenu, mano seneliai jo tarpukariu iš tikrųjų buvo mergina ir vis sakydavo man, tai kokie dabar geri tie vyrai, mano laikais, tai į vaikus net nepažiūrėdavo. Taip. Tai va tiek norėjau pasakyti. Taip, tai tas... tai jeigu schematiškai aš pristačiau tą ir jūs tikrai nesuklysit, jeigu tas tokias schemas didelės ir įsiminsite apie tą 19 jo amžių. Aš pati pakėliau ranką, nes man neduoda ramybės vienas klausimas, į kurį turbūt neįmanomus bus atsakyti ir jis keistai nuskambės. Bet tai kur visame tame meilė? Ta prasme, vis tiek, kai įsivaizduoju apie motinos ir vaiko ryšį, tai pirmiausiai galvoju ne apie ekonomiką, ne apie statusą, o galvoju apie tiesiog genetišką, natūralų ryšį. Ir dabar, reiškia, tam vaikui numeta nuo stalo tenai, kas jam lieka, aš tiesiog, tikrai, kaip čia būtų galima tą paaiškinti, kur dingo tas, emocinis santykis. Dabar žiūrėkite. Čia, ir kaip sako, aš rašau daug visose tuose savo knygose apie romantinę meilę, bet ir kai dabar dėstoju, einu čia per biblioteką, susitikinėju su skaitytojais apie savo tą naują knygą Neplanuotas gyvenimas. Gerai, dabar vėl gerai. Aha. Tai dabar čia šiaip toks klausimas, jisai turėtų būti tarpdisciplininis istorikui, neišvengiamai, nes jeigu vien tik psichologas pradės kalbėti, tai jis tiesiog prieis neteisingų, neobjektyvių, faktais neparemtų išvadų. Tai dabar čia lygiai tas pats, kaip aš jums pasakysiu, gal ne apie vaiko, lygiai taip pat vaiko, ta meilė, jinai egzistuoja, tai jinai turbūt egzistavo prieš 2000 metų, tai mes tą žinom, tai yra fiziologija. Bet kaip jinai pasireiškia, jos formos, jos yra apsprendžiamos kultūros. Ir dabar, tarkime, 19 amžiui, bet buvo sovietam labai lengva pasakyti ir tie mūsų, etnologai pasigavo, kad santuoka ten tik tai buvo dėl pinigų, piršlys ten ateidavo, jeigu apgaudavo, visas tas stereotipas. Ir jinai suorganizuota, ten jokios meilės nebuvo. Tai nėra tiesa. Taip jinai buvo. Tos santuokos vyko per visą 19 amžių labai nedideliu atstumu iki 7 kilometrų. Dėl to čia jau kitą noriu pasakyti, dėl to galėjo būti, kad beveik įtariu 100%, kad prasidėjo maišymasis labai didžiulis, ypač po baudžiavos panaikinimo didžiulis kraujomaiša, kadangi netgi nuotraukos rodo, kad tas toks, tokie įtarimai man, kyla ir nėra ką šnekėti.
nes aš atlikau tos tyrimus, tai iki 7 kilometrų pasirenki tu tą vyrą arba žmoną. Bet ir piršlys nieko apgauti negalėjo, nes ta skola, kur aš jau minėjau, dalis pinigai, jinai buvo apskaičiuojama iki kapeikos. Ir jūs puikiai žinot, kad jeigu nebuvo galima išmokėti, nėra pinigų, ta skola jinai lieka visą gyvenimą. Ir sakytų, visa tai skola, dalis neišmokėta dukrai ten arba sūnus, jeigu neišmoka, paima žemę, sako, aš tau išmokėsiu vėliau. Jinai nenurašoma, jinai lieka visą gyvenimą. Tai apskaičiuojant tą turtą, tas apskaičiavimas buvo reikalingas lietuviam ne iš godumo, bet tik tai tam, kad nebūtų šito mezalianso, socialinio mezalianso, kad santuokos įvyktų toj pačioj socialiniai grupiai tarp tos pačios socialinės grupės žmonių. Tai dabar, kai tu susituoki tarp to paties socialinio sluoksnio žmonių, tai ta santuoka, jinai yra garantuojama. Vienas požiūris į meilę, toks pat, kaip tu jauti daugmaž vienas kitam, tie patys darbai. Po vestuvių nėra ką spręsti, kaip kas dirbs. Tau tradicinė bendruomenė ir tradicinis gyvenimo būdas labai aiškiai pasako, ką tu turi daryti sekančią dieną po vestuvių, nes yra vyriški darbai ir yra moteriški darbai, nes kitaip agrarinė visuomenė neišgyvens, tai yra jos pagrindas. Bet ar tu gali tą sugyvenimą, tą meilę, kokia jinai buvo palyginti, kokią mes turim ten dabar tarp Bunkės ir Zvonkaus ir ten dar ką, ne. Tai va čia viskas, o fiziologija yra ta pati. Čia viskas yra apsprendžiama kultūros. Tai dabar apie vaikus, kai aš kalbu apie jau sovietmetį ir kai aš sakau, kad tie santykiai yra fragmentuoti, nes taip sovietiniai įstatymai, sovietinis gyvenimo būdas, apie ką aš rašau visuose knygos skyriuose, jis taip suponuoja, taip suformatuoja tą šeimininį gyvenimą, kad laiko visai praleisti bendrai šeimai yra labai labai nedaug, vietos, kur tai daryti, yra labai labai nedaug ir emociniam, psichologiniam pokalbiam irgi praktiškai nei vietos, nei galimybių nėra. Tačiau mes žinom netgi mes žinom santykius, kai motina dabar pagimdo ir palieka vaiką, ar jūs paklauskit palikto išgyvento tos mergaitės ar berniuko, ar tu nori savo mamos, visą gyvenimą nori. Tai yra meilė. Tai yra meilė, bet kaip jinai ir ypatingai, pavyzdžiui, tai jaučiasi bet kokiai kultūrai, pavyzdžiui, Šiaurės Korėjos, ten yra didžiulis moteris, daugiausia 70% Šiaurės Korėjos jom pavyksta per Kiniją pabėgti. Vyrai per daug kontroliuojami ir jie per sunku. Ir žodžiu, kai jos bėga per Kiniją, kiniečiai jas prekyba moterimis, jas paima tam, kad jos gimdytų ne tuos neregistruotus vaikus ir kad dirbtų jų ūkiuose. Ir jeigu joms po to pagimdžius tą vaiką, joms su kiniečių, gal jos net ir dažnai pasiema iš to Šiaurės Korėjos savo vaiką, bet dažniausiai palieka jį, nes per sudėtingą kelionę. Bet jau galų gale, kai jos iš Kinijos jau pabėga iki Pietų Korėjos, jos vaikų neima. Nei to korejietiško, nei to kinietiško. Ir aš susitikau labai daug moterų, sausio mėnesį buvo ten, ėmiau interviu. Tie vaikai jau 20-mečiai, jau 30-mečiai. Ir jos verkia ir verkia ir verkia. Ir tie vaikai lygiai taip pat. Tai ta meilė, jinai niekur nedingsta. Jinai niekur nedingsta, netgi labiausiai smurtaujančiose santykiuose ta meilė yra. Bet ar jinai yra labai destruktyvi, kokia. Tai va čia ta kultūra paskiau jau pasako. Tai, kad aš sakau, kad sovietmetis fragmentizavo visiškai kaip Hannah Arendt tuos santykius, tuos šeimyninius, tai visiškai nieko nepasako apie tą fiziologinę meilę. Tik tai va neaišku, kaip ta meilė jinai
jinai klostėsi, kokius jin vaisius davė, kokius jinai ten negerumus davė. Tai va. Eglė. Per Daiva buvo, po to Eglė. Aš pamiršau trumpą klausimą, kadangi minėjot, kad ryšys tarp dukters ir motinos nutrūksta, tai man klausimus, kada atsiranda dukters atsakomybė už senų tėvų priežiūrą? Jinai kažkada vėliau atsirado, ar ne, kad dukra atsakinga? Nebūtinai. Nebūtinai. 19 amžiui yra dalybų metu, kada jau vaikai, mūsų per visą 19 amžių, skirtingai nuo sovietmečio, nenormalumų, per visą 19 amžių ir tarpukarių žmonės tuokėsi labai, taip kaip vakarų Europai, vėlai. Tai vakarų Europai jie tuokėsi vėlai, todėl, kad jie turėjo susikrauti, tik vienas būdavo paveldėtojas, vyras arba dukra arba sūnus, vienas paprastai, ūkis neskaidomas. O visi kiti emigruodavo į miestus be jokių pinigų, nebuvo jokios dalies atidavimo. Ir ten jie turėjo susikrauti atitinkamai pinigų, pradėti tą savo vedybinį gyvenimą. Tai užtrukdavo. Tai jie tuokėsi vėlai, 29, moteris 7, 30. Ir lietuviai lygiai taip pat. Čia vėl yra mano knygai skaičiavimai pagal vedybų metrikus. Tačiau pas mus buvo kita priežastis. Mūsų tie ūkininkai tėvai, jie nepradėjo vedybų to viso proceso su pirmuoju vaiku, tol, kol jie galėjo patys valdyti ūkį. Kol jie dar pavilkdavo kibirą, kol jie ten galėjo tuos vaikus stumdyti, dirbti visus ūkio darbus ir nesamdyti samdinių, nes tai buvo daroma su suaugusiais vaikais, paaugliais ir 3 metų vaikais, tai jie ūkio neskaldė. Tai žodžiu, tai vėl užtrukdavo. Tai tie vaikai paprastai sulaukdavo dukros 27-6 metai, kol pirma jinai, žodžiu, ištekėdavo. Ir tada prasidėdavo, turtas buvo išdalyjamas taip, kad, kaip sakiau, ten pinigai, žemė, skaldoma, tu išeini į šeimą, į tokią pat šeimą, kokią tu atsineši pinigus arba žemės gabalą, bet tas dukra arba tas sūnus, kur sutardavo, kad jis liks tam ūkyje su gabalu žemės, bet jisai pasimdavo ir tėvus ir būdavo surašydavo notariškai, būdavo surašomas notarinis raštas, kaip jis išlaikys tos tėvus. Ar jie gyvens, dėl to mūsų triobos buvo 2 galų paprastai. Tai vienam gale gyveno tėvai arba namelyje skirtingam pastatydavo, namelį kieme. Ir būdavo surašoma labai tiksliai, kiek tas sūnus ar dukra skirs metam miltų, bulvių, morkų, ar pavyzdžiui susirgus pakinkys, kiek kartų pakinkys arklį nuvežti miestelį pas gydytoją. Tai va taip. Eglė. Aha, labai ačiū. Iš tikrųjų, ta mintis man labai įdomi apie emigraciją, nes iš tikrųjų, tai aš dabar neskaičiau, išėjo Žydronės Kolevinskienės knyga, įdomu, galbūt ten bus kas nors pasakyta, dėl to, kad aš žinau, kad Airės tyrinėja tikrai, Airijos ta emigracija didžiulė, plus Airijoje su tom nesantuokinėm jaunom, žodžiu, neištekėjusiom motinom buvo elgiamasi, iš vis labai labai baisiai, jos ten būdavo įkalinamos ir visą gyvenimą kankindavos, vaikai ten iš jų atskiriami ir taip toliau. Tai žodžiu, tai kad jos tikrai emigruodavo, kad pastojusios moterys, neištekėjusios emigruodavo dėl tos priežasties, tai yra faktas Airijoje. Tai gali labai būti, kad ir Lietuvoje taip atsitikdavo. Čia tikrai labai įdomu ir įdomu būtų patyrinėti. Man labai, aš apie tai nieko iki tol nežinojau, labai įdomu, žodžiu, kaip elgdavosi tos, būsimų benkartų motinos, tos potencialios Veronikos, bet tos, kurios nebūdavo Veronikos, kurios vis tik tai pagimdydavo tos vaikus.
ir kad jos slaptai išnešiodavo. Tai aš žinau, vėlgi, kadangi apie Airiją dabar daug žinau dėl mūsų, aišku, priežasčių, tenai būdavo dar tokia praktika, kad motinos, kadangi vis tiek gimdydavo ten tų vaikų ir daug, tai gimdydavo iki vėlai. Ir jau turėdavo dukterų, kurios jau galėdavo kaip ir gimdyti. Tai jos taip darydavo, jeigu šeimoje dukra pastodavo, tą dukrą ten už pečkin kur nors įkišdavo ir motina vaidindavo prieš bendruomenę, kad jinai laukiasi. Ir tada gimsta vaikas, dukra ten irgi jau, žodžiu, ir va taip tokiu būdu. Ir aš atsimenu, mes čia ne taip seniai Ieva Balčiūnė skaitė studentams mūsų paskaitą, žodžiu, apie tai ir pasakoju apie Oželytę, kaip Oželytė nepriklausomybės pradžioje ėmėsi tokio, gūrų tokio, rašė daug į žurnalus moteriškus, apie tokius gražesnius, lyg sveikesnius vakarietiškus santykius. Ir paskui ta jos dukra 16 metų pagimdė, kaip dabar atsimenu. Ir mes dar aptarinėjom šeimoje, kas būtų, man mama pranešė, kad ką jį darytų, jeigu aš pastočiau. Netyčia, nes man ten irgi buvo panašiai tiek metų. Tai aš tiesiog galvoju, vis tik tai, ar galima atsekti kokią nors gal tokią moterų bendruomenę, kaip moteris vienos su kitomis elgdavosi tose situacijose. Nes mes žinom, kad vis tiek pas mus nieks neįkalindavo tų moterų, šitai baisiai nebausdavo kaip vakarų Europoje. Tai dabar aš galvoju taip. Aš galvoju, kad nereikia pamiršti, kad mes, žinai, su kuo čia gali lyginti turbūt, bet ten buvo slavery, žinai. Nes mes net palyginus su latviais ir estais gerus 50 metų buvom vėliau paleisti iš baudžiavos. Tai ta baudžiava, jinai tikrai dar buvo gyva žmonių mąstyme. Baudžiava panaikinta 1861 metais, bet tik tai jinai buvo panaikinta tik tai formaliai tokiu dokumentu, kad, žodžiu, daugiau dvarininkas tau nebereikia į ten činčo ir išmokėti ten pinigais už tą savo baudžiavą. Bet iš tikrųjų iki pat 1881 metų ir gal ten ilgiau, jiems buvo suteikta, panaikinus baudžiavą, jiems atidavė tą pačią žemę, kurie valdė jie. tą pačią. Bet jie turėjo, ir čia buvo teisingai padaryti, nežinau, žodžiu, jie išėjo iš baudžiavos su žeme. Bet jiems buvo pareikalauta carinės administracijos įstatymų, kad jie turi išsipirkti tą žemę. Tai vis tiek liko prie to žemės, tai tu čia skaityk kaip, nes ta baudžiava pas mus nebuvo tokia kaip Rusijoje ir čia nesleiveri. Tai jie nebuvo taip, kad prirakinti grandinę eina į laukus dirbti. Tai jie, pavyzdžiui, žemę paveldėdavo pas mus Lietuvoje, jie paveldėdavo iš kartos į kartą, baudžiauninko šeima. Tai buvo kaip jų žemė, jinai galėjo daugmaž tvarkytis, kaip jie nori, tik atiduoti, eiti ten tą činčą, kažkiek dienų padėti, nuimti ten tuos derlius, o paskui atsimokėti visokiais ten runkeliais, žinai. Tai dabar jie iki pat praktiškai jau 1880 metų, tai pirmieji metai buvo. Tai jų ta sąmonė, praktiškai jie gyveno tą patį baudžiavinį gyvenimo būdą, jie niekur negalėjo nueiti, jie išsipirkinėjo tą žemę. O tai supanavo jų vieną dalyką, bet iš vis kaip tu gali būti, čia tik tai nežinau, išskirtiniai baudžiauninkai galėjo suvokti, kad jis ir palikęs baudžiavą, čia baisi rizika, baisus galvos sprogimas, pakeisti, žinai, šimtmečius egzistavusią ir tu kažkur pabėgti. Tai kad taip jau laisvai pabėgti, jie tik pradėjo bėgti jau visiškai 19 amžiaus pabaigoje. Tai taip, kad tu neščia ir kad tu dabar pabėgsi, čia retai, kuriai, žinai, lietuviai be mokslo ten dar aktorio pamokintai, jinai galėjo tą ryžtis tam. Tai vienas dalykas. Tai jo, kitas dalykas,
aš galvoju, pavyzdžiui, kad va taip, kaip Airijoje ten, kad va čia va ta motina apsimestų, žinai, aš manau, kad ten ir užaugusi jau beveik dukra 16 gali ten ar net 15 pagimdyti. Pas mus, man atrodo, buvo tų vaikų žymiai mažiau, todėl kad Airijoje vis tiek turbūt pragyvenimo tas vaikų mirtingumas buvo mažesnis. Ir jų buvo užaugusios tos dukros. Čia vis tiek ta Lietuva buvo baisiai neturtinga. Tai buvo baudžiavinis ūkis. Tai tie vaikai gimdavo ir jie mirdavo. Ir todėl pas mus vaikų skaičių šeimoje, jau čia ir Višniauskaitės 19 amžiaus pirmoji pusė yra padaryti tyrimai ir mano, ir jos, tai viskas sutampa. Vaikų gimsta daug, išgyvena labai mažai. Tai tikėtis, kad tu turėsi ir suaugusią beveik dukrą, kuri gali gimdyti, ir dar vis ten kokį, žinai, kad jinai gimdys, ir tu dar gali gimdyti, taip praktiškai nebuvo. Dėl tos priežasties nebuvo. Žodžiu, todėl, kad baudžiava, todėl, kad vaikų gimstamumas didžiulis ir tu neturi tokio pulko vaikų su skirtingais amžiais, jos nepatekdavo į tokias situacijas. Tai 19 amžiui. O sovietmetį požiūris yra neigiamas, bet ta sovietinė pati, sakau, ten buvo dėl labai trumpą laiką buvo neleidžiama tėvo. Tai va tokį formavo vėl tokį labai neigiamą požiūrį į tuos motinas su tais pagimdytais benkartais. Bet iš tikrųjų jau buvo labai daug galimybių ir aš jau šiandien nebepapasakosiu jums apie tą sovietmetį. Nuo 82 metų iš viso buvo mokami pinigai vienišom motinoms iki kol sueis ten 16 metų, į butą ten, sakiau, lengvatų visokių ten gaudavo. Ir be to ligoninėse, ligoninėse gimdydavo, tu ligoninėse laisvai galėjai palikti tą vaiką, niekas ten, žinai, per daug nesidomėjo, kūdikių namai buvo steigiami labai mikliai. Tai čia tokių visokių paskiau sovietmetį nebereikėjo. Jeigu kas ir šnipšnėdavo, nebereikėjo tokių apgaulių. Absoliučiai ne. Buvo kaip ką padaryti. Pagimdei, palikai ir ten gero požiūrio gal nebuvo, bet nepastumėdavo į kriminalinius. O dabar tam 19 amžiui nemigruodavo todėl, tas kit, bet sakau, jeigu ir gimdavo tas vaikas, tai ta mama, jinai jo negalėjo pasiimti ir jisai tiesiog kažkur tai būdavo toj šeimoje, kas sutikdavo jį ten paauginti. Jin galėjo jį pasimti tik tai, kai jis pradėdavo nešti naudą, tai yra užfiksuota labai daugelyje šaltinių, bet dažniausiai buvo rašoma, kad jie mirdavo, nes jos požiūris buvo toks neigiamas, kad jie sulaukia metuko ar 2, jie tiesiog tie vaikai neišgyvendavo. Tai bet mes jų tiesiog ir neturim. Ir aš, Eglė, nežinau, gal neprisimenat, aš rašiau ten labai remiausi. Aš perskaičiau visą mūsų ten grožinę literatūrą atgimimo, žinai, kas buvo kalbama apie motinas ir vaikus. Ir visą tą mano modelį, kur aš atradau archyviniuose dokumentuose, viskas man atitiko. Ir staiga aš perskaitau Žemaitės, žinai, kūrinėlį, kuri man rašo, viskas atitinka, ką jinai rašo ten, Marčias ir visa kita, man ta Žemaitė, tai čia kaip švyturys, žinai. Ir staiga aš perskaitau jos kūrinėlį Mažame palivarkėlyje. Nu ir viskas, ir visa mano sugriūna, žinai, visa ta mano teorija, kadangi Mažame palivarkėlyje rašo ten tarnaitė, tampa nėščia nuo savo to ūkininko, žinai, šeimininko ir gimsta vaikas, Dieve brangus, ir ne žiurkė, kaip kažkur buvo rašyta, bet rubuilis, žodžiu, nesuvaržytas ten kokiom lentom ir šniūrais, gimsta rubuilis ir jisai auga ir mylimas ir to ūkininko, ir mylimas tos tarnaitės, nu, žodžiu, užauga. Nu, ir dabar galvoju, ką man dabar daryti, žinai, kad vis dėlto buvo tas. Tai tada aš jau ėmiausi tyrinėti Žemaitės, kaip atsirado tas kūrinys, ir jūs įsivaizduojat. Tai buvo, aš manau, kad tai ne laisvas lietuva, kad tai buvo kopija, kad tai buvo Mopasano
išverstas paprasčiausiai kūrinys, kuris buvo parašyta Žemaitės interpretacija. Tai Prancūzijoje taip, bet ne Lietuvoje, jinai parašė ir tiek. Gal net ne jinai, gal uždėta pavardė, nežinau. Tai va taip va čia. O aš tai turiu, ne klausimą, bet staiga taip netikėtai, man taip įdomu, kad aš tiesiog turiu prašymą. O žiūrėkit, Dalia, o negalėtume mes rudenį dar kartą jūsų pakviesti? Nu, tai va dabar. Nes aš manau, kad čia tokia gili tema ir mato tikrai tiek daug tų klausimų. Mes dabar jau baigiam gegužės mėnesį, jau paskui nebebus vasara. Tai jeigu jūs sutiktumėt tikrai, galbūt netgi... Sovietmečio, jo. Sovietmečio, nes dabar greičiausiai nebespėsim, aš tiesiog turėsiu 12:30 jau išsijungti, bet tikrai labai labai įdomu ir matau iš kolegių, kad čia mums griuvo ir mitai turbūt galvose ir įsivaizdavimai kai kurie ir yra apie ką pagalvoti. Aš, pavyzdžiui, dar labai norėčiau paklausti apie negalią turinčius vaikus, jų ten tą ryšį, bet čia matyt irgi tokia jau kitokia trupučiuką tema ir kita kryptis. Apie negalę pradėta kalbėti pirmą kartą Lietuvos istorijoje, tik tai dabar metų nepasakysiu. Buvo suteikta pirmą, jų nebuvo, jų apskritai nebuvo, jų nepriėmė, jie neturėjo jokių neįgalių dispanserių, kad priimti, juos paguldydavo kartu su psichinę negalę turinčių suaugusius, ten buvo žiaurūs dalykai. Ir jiems pirmą kartą, dabar aš painiu, ar 68 ar 69, pirmą kartą jiem 13 rublių pradėjo mokėti. Tai ką ta mama galėjo, tos motinos buvo pasmerktos žiauriam gyvenimui, nes jos nei to vaiko galėjo atiduoti, niekur, ką su juo daryti. Jos gyveno labai skurdžiai, jos, kurios žiūrėjo tuos vaikus. Ir gavo tik tai po to, nei radijas, nei televizija, nei laikraščiai praktiškai apie neįgalius nekalbėjo neįgalius vaikus. Ir vis tik tai buvo, čia tikrai yra labai įdomus tie Ievos Balčiūnės tyrimai, kurie kaip ir užpildo tą spragą, vis tik tai buvo visas atsikratymo vaikais mechanizmas Sovietijoje sukurta. Kaip jisai kažkaip funkcionavo ir jin ten aiškina, kad kai kas ateidavo ir atėjo ir iš tos tradicinės visuomenės ir vis tik sutampa su to, ką jūs sakot. Tie vaikai natūraliai mirdavo, nugulėjo, naktį miegojo, užduso. Ta prasme, kad jie kažkaip natūraliai tie vaikai mirdavo. Tai čia reiktų, aišku, labai... Ir jinai sako, kad nėra labai jau ten dokumentų, kuriais remiantis mes galėtumėm sužinoti intencijas tų motinų, ar jos tikrai netyčia ten nugulėjo, ar kaip. Bet čia yra įdomus tas kultūrinis skirtumas, kad jeigu ten, pavyzdžiui, kokioj ten Anglijoje ir Suomijoje, tai juos ten žudydavo ir paskui ten kriminalinės bylos ir taip toliau, tai Lietuvoje kažkaip taip nukneksti, natūraliai, numarindavo juos. Paliko lauke. Tai va. Ir be to, tada, kai rudenį ar kada aš jums papasakosiu apie tą sovietmetį, tai iš viso, kaip buvo nuo pat 44 metų, kai buvo formuojama atskirti tą, kaip ten vaikų miesteliai buvo, jie nebuvo įkurti, bet net vieta Vilniuje buvo surasta, kur bus įkurtas vaikų miestelis, kur vaikai visi gyvens, žodžiu, visas 5 dienas ir paskui tik šeštadienį, ten sekmadienį pasimatys. Chruščiovščino, žinai, man tai kas yra keista, kad, bet čia matai, čia ir turi būti tokie dar disciplininiai tyrimai. Mūsų Marija Drėmaitė, ten kiti labai puikius, tokius gražius, labai įdomius tyrimus daro apie tą Lietuvos architektūros istoriją. Ir ten, žinai, bet aš jai sakau, ir jinai man yra sakius, kai aš sakau, kad mes negyvenom kaip vakarai, netgi ką tas Vaisetas sako, žinai, nors jie ten vienas vienaip, kitas kitaip, kad ta seksualinė revoliucija buvo, aš sakau, tai seksualinė revoliucija buvo, bet be kontraceptinių priemonių. Tai vyrai gyveno seksualinę, tai puiku, nuogos mergos pagal juos lakstė Kaune, bet ką jos kitą dieną darė, tai yra kitas, žinai, dalykas. Ir tai va, tai
Tai ta Drėmaitė sako, yra dalis tų istorikų, kur sako, mes gyvenom kaip vakaruose. Ir Marija sako, namai tokie pat kaip Suomijoje, visas modernas. Aš sakau, Marija, tai namai tie patys, bet kas namuose darėsi, tai buvo skirtinga. Tai va tos Chruščiovinos, jie sako, kokie puikūs namai, iš tikrųjų, tarp kitko, gražus, dabar net pagalvoju, tinka, žinai, jeigu vienas gyveni, tu nueini, bet kodėl jie tai buvo padaryti? Ne todėl, kad sovietiniam vyriausybei trūko plyto, ne, tai buvo baisiai turtinga tom iškasenom šalis ir ten, žinai, plytų pridaryti tikrai netrūko ir ploto buvo. Tai ne, todėl, kad jie virtuvių ten neturėjo, ten tie keli kvadratų, todėl, kad sąjo, kad nereikės. Vaikai gyvens vaikų namuose, internatuose, savaitinėse darželiuose ir miesteliuose. Ir jie pradėjo visą tai kurti. Ir sako, o mamos, tai kam jas apkrauti maisto, taigi nereikia. Ir be to vyriausybė geriau vaikus išauklės, nes pagal mokslą išauklės, žinai. Tai dėl to jie ir statė tuos namus be virtuvės, tai jūs man dabar pasakykit, kur jau ten taip smarkiai ta šeima užsidarydavo ir viens kitam pasakojo apie deportacijas. Aha. Kur juos emociškai visus surišdavo. Kur? Nebuvo visų pirma kur. Tai čia jau tada vėliau. Oi, tikrai labai labai įdomu, labai ačiū ir tikrai, tai lauksim labai jūsų rudenį. Aš tada jau su jumis kažkur tai rugpjūčio mėnesį taip susisieksim, mes paderinsim jums patogią datą, gerai? Gerai, o dabar prašome, jeigu galite, prabalsuokite metų knygos rinkimuose. Būtinai. Aha, tikrai, Dalia, labai labai sveikinu su nominacija. Aš taip džiaugiuosi. Dvi knygos lyčių klausimų yra visą pusę metų, visa Lietuva yra priversta apie tai skaityti ir galvoti. Man tai patinka ir ten ir galim ginčytis, ir turim ir nesutarti ir taip toliau, bet tai, kad mes pradėjom domėtis galų gale ir viešai apie tai diskutuoti, aš negaliu atsidžiaugti. Tikrai sveikinu ir labai labai džiaugiuosi. Iš ties ta komisija tokia drąsi buvo. Taigi mūsų viena narė, Dovilė Kuzminskaitė, irgi Madaneto narė komisijoje toj buvo. Žodžiu, gerai. Labai ačiū, Dalia. Labai ačiū visom, kad išklausėte mane. Ir aš tik pasakysiu, kad... ačiū, balsuojam, sėkmės ir labai džiaugiamės. Tikrai. Ir kvietimas tai čia yra tikrai Violetos. Aš kažkodėl čia Violeta sakė, rašyk Leinartį ir labai džiaugiuosi, kad jinai taip pasakė. Ir dar rašysim.